Sakaliuko vlogas. Ir mes šiandien klausinėsim Sakaliuko vaikus apie jų įspūdžius stovyklai. Showtime! Labą dieną, panelės. Labą dieną. Norime paklausti, kaip jaučiatės stovykloje? Kokie įspūdžiai? Jo. Kaip jaučiatės, kad stovykla eina į pabaigą? Liūdnai, labai liūdna. Turbūt veisit visą kelią namo, ne? Jo. Ne, aš tai pavyzdžiui džiaugsiuos paskutinę minutę su draugais. Jo, labai. Ką gero nuveikėt šiais metais? Jo, kaip stovykla, kaip pradėt stovyklos, kokia nuotaika? Ką patyrėt, ar gailėtis, kad atvažiavot? Visiškai ne. Kokį nuotykį parsinešti su savimi namo? Naktinį vėliavas iškojom. Kodėl? Nes vidury nakties ėjom praktiškai prie jūros ir užkliuso tik vienas dalykas, kad ant rūbų likdavo dėmes. Sveikas, Justai. Kaip tau stovykla praėjo, Kas įsiminė labiausiai? Stovykla labai patiko, susiradau daug draugų ir labiausiai įsiminė kūrybinės dirbtuvės. Ema, kaip tau stovykla, Nuostabi. Kaip prezidento rinkimai? Puikus. Puikus, ar ne? Tik nepatiko tai, kad tu per krikštynas mus kankinai. Man patiko. O man irgi. Tai kas jums labiausiai patiko? Stovykla! Baltijos jūros žvyras, va pilnas maišas niekmenų žvyro. Arti, o kaip tau stovykla? Nu, matos, kad jam patiko stovykla labai. patiko. Stinginiavo pilai išvertas. Pijau, kaip tau patiko dirbti vadovu? Puikiai, kaip ir kiekvienais metais, daug parsivežu labai daug emocijų, nes iš tiesų pats geriausias mano darbas, kurį aš galėjau tik įsivaizduoti. Kaip vaikai patiko? Vaikai mano nuostabus, jis dar nebėga prie jūros, jis dar klauso, dažniausiai klauso, nieko nedegina kambarį, tai šiais metais jau dar labiau patenkintas negu praeitais metais. Vykintai, jo, kaip tau stovykla? Super. Ką gero nuveikiai? Organizavau renginius, kai kurie nepavyko, bet tikiuosi visiems buvo smagu. Manau, buvo. Kriste, o kaip tau ši stovykla praėjo? Nu, man tai jinai labai greitai praėjo. Iš tiesų labai greitai, bet daug įsimintinų akimirkų. O koks įvykis tau labiausiai buvo įsimintinas? O, nežinau, turbūt naktinis žygis prie jūros arba turbūt krikštynos. O tau, Ryti, kas labiausiai įsiminė? Oi, man, žinok, viskas patiko, man viskas, aplamai aš visus savo 10 dienų patirtį parsinešiu su namo. O koks labiausiai skirta tau įvykis? Kad turbūt reikėjo keltis 3 valandą nakties ir bėgti į miškus ir kad man musgaudis dar dabar nuo musgaudžio megztinis limpa. Bet buvo linksma, taigi jolo! La 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 la.